Labadiena! Šiandieną parodysiu Jums, kaip lengvai pasigaminti augalinį pieną. Kartu su Jumis pagaminsime augalinį pieną iš migdolų, moliūgų sėklų ir avižų. Jūs patys pamatysite, kaip lengvai ir greitai galima tai padaryti. Pradėkime nuo to, kas yra augalinis pienas. Augalinis pienas tai yra pienas, kuris yra gaminamas iš augalų. Įprastai jis yra gaminamas iš įvairių riešutų, sėklų ar tam tikrų grūdų. Be abejonės, augalinis pienas jis yra labai naudingas mūsų organizmui. Augalinis pienas gerina jūsų virškinimą, stiprina jūsų imuninę sistemą, gerina jūsų širdies ir kraujotakos sistemos darbą, padeda išvalyti įvairius toksinus ir šlakus iš jūsų organizmo, padeda sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje, padeda ypatingai tais atvejais, kai žmogus dėl kažkokių priežasčių negali vartoti įprastų pieno produktų. Lygiai taip pat augalinėme piene nėra jokių hormonų, nėra jokių papildomų pridėtinių dažiklių, medžiagų, cukraus arba kitų kažkokių kenksmingų medžiagų, pavyzdžiui, konservantų, kurie galėtų pakenkti jūsų sveikatai. Todėl augalinis pienas yra sveikas ir naudingas kiekvienui iš mūsų organizmui. Dabar iš ko įprastai yra gaminamas augalinis pienas? Dažniausiai jis yra gaminamas iš avižų, iš moliūgų sėklų, iš migdolų, iš lazdynų riešutų, iš graikiškų riešutų, iš čija sėklų, iš aguonų, iš sezamo, iš kokoso, ir be abejonės ir kitų. Taip sakant, yra labai daug variantų, iš ko galima pagaminti augalinį pieną, ir kiekvienas tas variantas jis yra savaip unikalus ir savaip skanus. Taip sakant, turi labai tokią plačią skonių gamą, labai platų skonių spektrą. Tai tikrai labai džiugina, nes įprastas pienas jis dažniausiai turi tik vieną skonį, o augalinis pienas jis turi labai daug įvairių skonių ir, taip sakant, kiekvienas gali atrasti tai, kas jam patinka. Dabar, kur galima naudoti augalinį pieną? Tai iš tikrųjų yra labai daug įvairių būdų, kaip galima panaudoti augalinį pieną. Iš tiesų, augaliniu pienu jūs laisvai galite pakeisti visus tuos maisto produktus, kuriuos gaminate su pienu. Pavyzdžiui, įvairios košės, sriubos, desertai, kepiniai, pyragai, šitie kokteiliai, pavyzdžiui, pieno kokteiliai. Ir iš tikrųjų, viskas, ką jūs darote su įprastu pienu, jūs laisvai tą galite pakeisti į augalinį pieną, ir be abejonės augalinis pienas jis jums suteiks daugiau naudos ir be abejonės suteiks tam tikrą skonį, tam tikrą atspalvį jūsų gaminamam maistui. Tai dabar pradėkime mūsų augalinio pieno gamybą. Nuo ko viskas prasideda? Viskas prasideda nuo to, kad jūs išsirenkate, iš ko gaminsite augalinį pieną, ir jūs užmerkėte tai vandenyje. Pavyzdžiui, parodysiu, va čia yra migdolai, jeigu jums matysis. Tada čia yra avižos. Ir čia yra moliūgų sėklos. Tai įprastai rekomenduojama užmerkti tam tikram laikui. Ir pavyzdžiui, be abejonės skirtingi produktai, juos reikia užmerkti skirtingam laikui. Pavyzdžiui, jeigu tai yra riešutai, jeigu tai yra kietesnis produktas, jį įprastai rekomenduojama užmerkti maždaug 8 valandom arba, pavyzdžiui, per naktį. Pavyzdžiui, jeigu tai yra migdolai, tai geriausia arba apie 8 valandos, arba daugiau, arba tiesiog per naktį. Tada, jeigu tai yra avižos, tai pavyzdžiui, avižos jos pakankamai greit išbrinksta ir jas galima pavyzdžiui, porą valandų tiesiog užsimirkyti, jos tiesiog išbrinksta ir tada jau galima gaminti tą pieną. Pavyzdžiui, moliūgų sėklos, jos irgi nereikia taip daug, galima valandai, 2 valandom. Tiesiog ir tas vanduo, ką jisai daro, jisai iš vienos pusės jisai aktyvina
patį, vat, pavyzdžiui, moliūgų sėklas, jis kaip aktyvina tas moliūgų sėklas. O pavyzdžiui, riešutų atveju tai padeda suminkštinti riešutus. Todėl, kad yra toksai įdomus niuansas, kad kai riešutai yra minkšti, jie daug geriau įsisavina į jūsų organizmą. Tai va. Nu tai vat toks pradinis etapas. Jūs tiesiog išsirenkate, tada įpilate šiek tiek vandens ir tiesiog palaukiat, kol, taip sakant, išbrinksta ir kol šiek tiek vandenyje pabūna. Dabar tolimesnis etapas. Mes imame ir dedame į blenderį. Tai dabar mes pradedam šiandien nuo migdolų. Ir šiandieną mūsų pirmasis augalinis pienas, kurį pagaminsime, bus migdolų pienas. Dabar natūraliai kyla klausimas, kiek reikia pilti, pavyzdžiui, riešutų ir koks turi būti vandens santykis. Įprastai rekomenduojamas toks santykis 1:2. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, yra stiklinė riešutų, tai tada turėtų būti 2 stiklinės vandens. Nu, plius minus toks santykis. Be abejo, nes jūs patys, gamindami augalinį pieną, patys pabandysite įvairius variantus ir atrasite tą, kuris jums labiausiai tinka. Na ką? Jungiam ir pradedam. Įprastai, jeigu tai yra, pavyzdžiui, lengvesni kažkokie produktai, pavyzdžiui, sėklos arba, pavyzdžiui, avižos, įprastai rekomenduojama apie 2 minutės. Jeigu tai yra kietesni produktai, riešutai, tai gali būti ir 4 ir 5 minutės, priklausomai nuo to, ką jūs blendinat. Na ką, pasiruošiam ir važiuojam. Tai va, čia buvo 2 minutės, galim dar uždėti 2 minutės, nors iš tiesų jūs matote, kad pakankamai jau tokia susidarė pieno konsistencija, dar matosi truputį, kad yra tokios grubesnės dalelės ir mes dar padarom 2 minutės, kad tiesiog dar labiau išsismulkintų ir dar labiau pienas virstų į pieną. Na va, čia dabar praėjo apie 4 minutės ir mes jau pasiruošę degustacijai. Gerai, dabar žiūrim, kas čia gavosi. Taip. Matot, spalva tikrai, atrodo kaip pienas. Dabar kartais būna, pavyzdžiui, kai blendinat kažkokius, tarkim, riešutus arba kietesnės daleles. Jeigu, pavyzdžiui, blenderis jisai truputėlį silpnesnis, tai jisai gali būti, kad paliks tam tikras tokias kaip nuosėdas, sakykime, taip, arba kietasias daleles. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs norite turėti visiškai gryną augalinį pieną, tai jūs galite tiesiog praleisti jį per sietelį arba per, tarkim, marlę. Irgi geras variantas. Tai va. O tiems, kam patinka, tai jūs, jeigu norite gauti visas tas naudingas medžiagas, tai be abejonės jūs, taip sakant, galite tiesiog su viskuo ir naudoti. Čia jau pagal kiekvieno pasirinkimą. Gerai, dabar pats įdomiausias momentas – degustacija. Žiūrim, kas mums pavyko, kas mums gavosi. Taip. Tai, prašau, pažiūrėkite, štai koks gražuolis. Atrodo labai gražiai, labai maloniai. Kvapas labai skanus, labai geras. Na ir dabar paragaujam. Skonis, jisai yra toksai labai švelnus. Iš tikrųjų tikrai labai skanus ir netgi šiltas. Tai va, tai
Jeigu nežinočiau, kad tai augalinis pienas, tai turbūt sakyčiau, kad tai yra įprastas pienas su ko nors pridėjimu. Tai va. O šiaip skonis tikrai labai geras, malonus, nėra jokių kažkokių nemalonių pojūčių, tai yra labai toks geras, švelnus toks pojūtis. Dabar yra niuansas. Jeigu, pavyzdžiui, jūs norėtumėte, kad jūsų augalinis pienas būtų truputėlį saldesnis, tuomet galima, pavyzdžiui, įdėti truputėlį datulių. Pavyzdžiui, į tokį galima būtų įdėti kokias 5, 6, 7 datulės. Jeigu tokį čia koks, kiek čia tų yra, apie 2 litrai, tai tarkim, jeigu pasigaminat kokį 1,5 litro, tai kokias 5, 6, 7 datulės įdėtumėt. Ir, taip sakant, jisai pasidarytų dar saldesnis ir be abejonės dar skanesnis. Tai va, bet čia jau pagal kiekvieno poreikius. Tai va, tai iš tikrųjų, greitai per kelias minutės mes lengvai pasigaminome migdolų pieną. Ir dabar kitas labai įdomus niuansas yra tai, kiek laiko galima laikyti tokį augalinį pieną šaldytuve. Įprastai rekomenduojama augalinį pieną suvartoti per 7 dienas. Tai vidurkis gaunasi maždaug apie 4-5 dienos, kai augalinis pienas gali būti šaldytuve. Na ką, puiku, migdolų pienas padarytas, dabar tęsime toliau ir pereisime prie moliūgų sėklų pieno. Blenderis išplautas, važiuojam toliau. Dabar atėjo eilė pagaminti augalinį pieną iš moliūgų sėklų. Dabar vėl, kaip įprastai, pripilam, viskas labai paprasta. Pripilam, įdedam, va. Moliūgų sėklas darom 2 minutės. Taip. Ir pradedam. Gerai. Tai pienas iš moliūgų sėklų padarytas. Toliau degustuojam ir žiūrim, kas gavosi. Matot, koks gražus. Šviežias, tyras, gražus. Ir taip ragausim, ar skanus. Skonis lengvas, švelnus ir toks, net nežinau kaip paaiškinti, bet toks labai malonus. Tai yra toks labai malonu gerti. Tikrai geras. Ir kvapas geras. Jaučiasi truputėlį moliūgų sėklos, jų toks atskonis, bet tikrai malonus. Dabar yra įdomus niuansas, kad pavyzdžiui, kai išgeriu tokio augalinio pieno stiklinę, iš karto atsiranda sotumo pojūtis. Tai yra, pavyzdžiui, žinot, būna valgai maistą, ten tą maistą pavalgai ir čia skanu, ir dar norisi. Ir atrodo, visą laiką norisi. Nori. O šitą išgeriu vieną stiklinę, aš negalėjau patikėti. Išgeriu vieną stiklinę, iš karto atsiranda sotumo pojūtis. Nuostabus dalykas. Tai va, jūs patys pabandysit, patys lengvai pamatysite. Tai va toks gavosi, labai gražiai atrodo, labai gražiai tokia konsistencija. Ir labai malonu, ypač kai pasidarai tai savo rankomis, tada žinai, ką čia į vidų pridėjai, žinai, kas ten, iš ko tai yra padaryta ir automatiškai tai savaime
duoda gerą tokį, gerą tokį produktą, gerą tokį gerą maistą, kurį tu, kai valgai, tai be abejonės ir mėgaujasi, ir kartu džiaugiesi, ir kartu daraisi dar sveikesnis, gyvybingesnis ir linksmesnis. Gerai, tai su moliūgų sėklomis išsiaiškiname, viskas labai paprasta, lygiai taip pat, jūs tiesiog įdedate, plius minus vandens santykį pasireguliuokit pagal save, plius minus, bent dvigubai daugiau turėtų būti nei pačių, tarkim, sėklų. Tai va, ir paeksperimentuosit, pamatysit, kaip jums geriau. Na ir dabar pereisime prie trečiojo pieno, augalinio pieno, ir dabar padarysime pieną iš avižų. Tai tuoj susitvarkom ir pereiname prie trečiojo varianto. Na ką, pereiname prie trečiojo augalinio pieno ir dabar mes pagaminsime augalinį pieną iš avižų. Vėl viską darome kaip ir prieš tai. Šiek tiek jau įpyliau iš anksto vandens ir dabar sudėsiu avižas. Čia iš tikrųjų galima būtų dar šiek tiek pripilti vandens. Ta ir padarysime. Ir vėl 2 minutės. Na va, matot, viskas greitai ir labai paprastai. Gerai. Dabar žiūrim, kas mums čia gavosi. Labai įdomus kvapas. Toks iš karto dvelkia avižomis. Gerai, na ir pažiūrėkime, kaip mums pavyko avižų pienas. Fantastika. Fantastika, jūs tik pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit. Kaip gražu. Pažiūrėkit, kokia graži balta spalva. Nuostabu. Vien išvaizda daug ką reiškia. Gerai, dabar ragaujam. Tai skonis irgi pirmas dalykas, kuris bent jau man iš karto krenta į akis, tai yra, kas iš karto jaučiasi, tai yra lengvas, švelnus skonis. Labai malonu. Ta prasme, geriant kitus gėrimus nesijaučia tokio dalyko, o vat ant šito jaučiasi. Skonis toks natūralus, tikras, lengvas. Iš karto toks lengvas kažkoks sotumo toks pojūtis, nes atrodo tu geri ir tenais juk visos tos avižos susiplakusios ir visos tos naudingos medžiagos jos yra čia, yra viduje. Tiesiog skirtumas yra tame, kad pavyzdžiui, kai į organizmą patenka skystas produktas, tai organizmui daug lengviau jį įsisavinti. Tai yra, o kai būna, pavyzdžiui, kietas maistas, tai organizmui reikia dar virškinti daug valandų tam, kad išsivirškintų tas maistas. Tai va. Tai va, toksai gavosi, iš tikrųjų atrodo labai gražiai, skonis tikrai labai geras. Jeigu dar, pavyzdžiui, norėčiau, kad būtų saldesnis ir dar toks, žinot, jau kaip pieno kokteilis, tai dar porą datulių. Jeigu dar kas norėtų dar kokį bananą galėtų įmesti, tai tada iš vis pasaka.
Tai va. Bet iš tikrųjų, jeigu jūs tiesiog paimat ir pasidarot avižas tokiu būdu, jūs gaunat štai tokį variantą ir jis yra tikrai pilnai ir paprastai gali būti geriamas, gali būti dedamas į, kaip ir minėjau, į įvairius maisto produktus, kuriuos gaminate, įvairių maistą, kurį gaminate. Tai va, tai viskas labai paprasta, lengva, skanu ir be abejonės naudinga. Tai va. Tai tokie niuansai, taip tai atrodo. Dabar galima būtų dar aptarti vieną temą, apie kurią mes nekalbėjome. Tai pavyzdžiui, kiek kainuotų pasigaminti tokį pieną. Tai pavyzdžiui, mes šiandieną pabandėm 3 variantus - migdolų, moliūgų sėklų ir avižų. Tai kai jūs matėte, kiek matėte migdolų, tai čia buvo 150 gramų migdolų, tai čia kainuoja kažkas apie 1,5 euro. Arba ten galbūt šiek tiek brangiau, bet priklausomai nuo to, kur perkat. Bet tarkim 1,5 euro. Tai už 1,5 euro migdolų mes pasidarėme, mums gavosi kažkas, truputį tikrai daugiau nei litras. Kažkas, sakykime, taip apie 1,5 litro. Tada moliūgų sėklos, jos kainavo irgi kažkas link 1,5 euro. Tai mes pasidarėm gal truputėlį daugiau nei litras, arba panašiai apie litrą. Ir avižos, tai avižų čia iš tikrųjų buvo pakankamai nedaug. Tai yra, nežinau, ten iš to pakelio, kiek ten galėtų būti. Ta prasme, tikrai labai nedaug. Tai mums čia gavosi, irgi kažkas apie litras, plius minus. Tai iš šitų 3 variantų, tai brangiausias būtų migdolai, tada vidutinis yra moliūgų sėklos ir pigiausias būtų avižos. Bet be abejonės tai tikrai nereiškia, kad prasčiausias. Pavyzdžiui, avižos, jos skaitosi kaip, iš augalinių pienų, tai yra skaitosi kaip universaliausias. Tai universaliausias variantas, iš ko iš tikrųjų žmonės labai dažnai gamina augalinį pieną. Tai ir iš tikrųjų iš skonio tikrai labai geras. Tikrai labai malonus. Tai va. Tai ką, bičiuliai, tai viskas. Tai yra tiek, ko norėjau šiandieną su jumis pasidalinti. Tikiuosi, kad tai bus jums naudinga, vertinga. Be abejonės pabandykite. Taip sakant, gaukite patys savo patirtį, paragaukite ir, taip sakant, tuomet jau galėsite pasirinkti, kas jums artimiau, kas jums labiau patinka. Ir be abejonės atkreipkite dėmesį į tai, kad viskas, kas yra iš augalų, tai yra augalinė mityba, jinai yra daug kartų naudingesnė mūsų visam organizmui, mūsų vidiniams organams, jūsų gerai sveikatai, jūsų gerai savijautai, jūsų gerai energijai ir be abejonės jūsų gerai nuotaikai. Tai va, tai dėkoju labai, kad žiūrėjote, tikiuosi bus naudinga ir atsisveikinu su jumis iki kitų susitikimų. Iki. Augalinį pieną geriu aš kasdieną, augalinis pienas džiugina kiekvieną, augalinis pienas darbe ir garaže, augalinis pienas per šventę namuose. Augalinis pienas pavasarį puikus, augalinis pienas vasarą gaivus, augalinis pienas rudenį nuostabus, augalinis pienas žiemą malonus. Augalinis pienas gera sveikata, augalinis pienas gera prostata, augalinis pienas mažiau riebalų, augalinis pienas daugiau pinigų. Augalinis pienas iš avižų, augalinis pienas iš riešutų, augalinis pienas iš kokosų, augalinis pienas iš sezamų. Augalinis pienas tau ir man, augalinis pienas laimė kiekvienam, augalinį pieną gerkim kartu. Ir būsim laimingi mes visi kartu. Augalinį pieną geriu aš kasdieną, augalinis pienas
pienas džiugina kiekvieną, augalinis pienas darbe ir garaže, augalinis pienas per šventę namuose. Augalinį pieną geriu aš kasdieną, augalinis pienas džiugina kiekvieną, augalinis pienas darbe ir garaže, augalinis pienas per šventę namuose. Augalinis pienas tau ir man, augalinis pienas laimė kiekvienam, augalinį pieną gerkim kartu ir būsim laimingi mes visi kartu. Ir būsim laimingi mes visi kartu.